Ir šiaip, pavyzdžiui, labai įdomu, gerai. Sąveika, santykis vyro ir moters, kuomet yra santykyje įtampa ir kuomet jos nėra, va, tarkim, aš iš tavęs ne kartą esu girdėjusi frazę tokią, santykis kaip sandoris, arba santykis kaip santykis, ne? Teisingai sakau, aš neatsimenu dabar tiksliai iki galo, bet kad iš esmės, tai jeigu santykyje nebėra magnetizmo ir įtampos, kas tada, žinai? Tai vat tu labai gerai dabar atkartoji arba primeni man pačiai, žinai, vat ką aš pati dažnai pastebiu, kad yra santuoka, bet nėra santykio. Tiesiog tas santykis išblėsęs. Tai labiau ta santuoka virsta į tokį, sakykime, patogų sandorį. Kad gyvena žmonės po vienu stogu, keliauja, kažką veikia, bet bendrystės tokios kaip nėra. Nes, tarkim, vyras, jam atrodo, kad jau gyvenimas po vienu stogu, tai kaip ir jau yra santykiai, kad turėtų būti viskas okei. Bet tai nėra tai. Čia kaip tas klišinis, žinai, klišinis tas toksai pasakymas, žinai, kad, vyrui reikia tarsi nuolatos biški gaudyti moterį, ne? Medžioti. Taip, nes jeigu jinai patampa jam per daug patogi, tai jinai tampa, beveik kaip šitą sofą. Tai tiesiog kada noriu. Nes jinai tikrai patogi, šiaip, jo. 101 studio, šiaip gera sofos turi, mums tinka. Tai vat aš ir turiu galvoje, kad santykis yra tai, kas yra gyva, kai žmonės sąveikauja tarpusavyje, tai reiškia, kad vyras nukreipia dėmesį į moterį, tada ta moteris geba atsakyti kažkuo ir tada vyksta sąveika. Ta natūrali trauka. Aš gal net, žinai, labiau, gal net tiek tą buitį norėčiau paminėti, kiek galbūt tą natūralų patrauklumą vienas kitam būti įdomiu, einant per gyvenimą santuokoje ar tiesiog kažkokioj bendrystėje, bet išlaikyti tą natūralų magnetizmą, kad nereikėtų išorinių dirgiklių, ne? Kad vyras ir moteris tarpusavy turėtų tą sąveiką, tą patrauklumą vienas kitam, vadinasi, moteriai reikia, kad jinai būtų moteriška, ko dažniausiai vyrai iš mūsų, iš moterų tikisi, ne? Tai to, tokio moteriškumo, lengvumo, bet tikrai neįtampos. Ko mes tikimės iš vyro? Mes tikimės, dažniausiai, ką mes moteris įvardinam, kad aš norėčiau būti santykė saugi. O ką reiškia saugumas? Būtent, ką reiškia saugi yra tada, kada mano vyras yra parengty. Kada jisai visą laiką pasirengęs, nežinau, mane tiesiog pakeltą rankų ir nusinešti į lovą. Pavyzdžiui. Arba tiesiog yra pasirengęs imti ir mane išgelbėti nuo kokios situacijos, kad man nereikėtų keisti padangos, ne? Ir, žodžiu, daug tokių pavyzdžių, bet iš esmės tai vyriška natūrali prigimtinė įtampa, tai yra gebėjimas sutelkti dėmesį ir išlaikyti tą dėmesį. Tuo tarpu moteriai šalia to vyro užtenka būti, atsipalaiduoti ir tada jau moteris nebeturi išlaikyti tos tokios įsitempusios pozicijos, kas dažniausiai ir kiša pagalį į ratus santykiuose, tada visokios žiežirbos, dramos. Gerai, o tai jeigu tarkim, yra įtampa ir atsipalaidavimas, tai vis tiek tų žiežirbų ir dramų bus, tai jinai yra natūrali sąveika, tai čia taip turėtų būti, ne? Pliusas, minusas ir ten kažkas gaunasi. Taip. Tai čia jeigu žiūrėtumėm prieš tai sakiau, kad santuoka yra kaip labiau gali būti kaip sandoris, kur tiesiog žmonės veikia kartu, bet nėra bendros sąveikos. Bet jeigu tai yra labiau toks, kur dar gyva, sakykime, ta natūrali trauka, magnetizmas, tai dažniausiai pora toje visoje sąveikauja, tai yra, kaip jaučia tokį ir konfliktą, ir pyktį, ir susitaikymą, jaučia dar natūralų pulsą, santuokos natūralų pulsą. Tai reiškia, kad tiesiog vyksta dar procesas. Jeigu ten vyksta tiesi linija, nes abudu įsitempia, arba abudu atsipalaidavę, tai tada ten nieko nevyksta. Čia net jau čia toks irgi geras pavyzdys, paprastas,
paprastas kažkoks fizikos gamtos dėsnis, ne? Nu, pliusas traukia minusą. Tada jeigu pliusas minusas, nu, tai jie sąveikauja, tarpusą vyksta kažkas. Bet jeigu yra pliusas, tai, nu, jis tiesiog atstuminėja, nu, ir minusas minusą ten. Aš nesu super fizikos žinovė, jo, bet iš esmės, kad, nu, nevyksta veiksmas, jeigu yra vienodi poliai. Nu, čia net poliai, ne? Nu, čia galima sakyti, jeigu gyvena. Tai va būtent, tu, Dainora, gerai ir paminėjai, kad jeigu nebėra polariškumo, o polariškumas tai nėra nelygybė. Tai yra, kad skirtingi dalykai turėtų papildyti vienas kitą, ko pasekoje gaunasi gyvybingumas. Iš esmės, net turbūt bet kur beimtumėm turbūt gamtą, mums reikia skirtingų polių, kad kažkas įvyktų, tą patį, sakykime, žmogaus gimimo. Mums reikia tam tikros įtampos. Nu taip, kad gimtų žmogus. Kad gimtų žmogus, jisai turi būti sudaryta įtampa, taip kaip žemėje dygstančiam daigui. Yra spaudimas, kad jisai išdygtų, kad kažkas įvyktų. Tai kaip ir transformacija kažkokia tarsi įvyktų, ne? Kažkoks pokytis įvyktų. Tai kaip ir santykė, o gerai.